Patys negalim patikėti, bet laimėjom loteriją net 2 kartus. Tai šiandien iškeliaujam ilgai lauktų atostogų ir pirmoji stotelė persėdimo yra Stambulas. Skrydis nėra ilgas, apie 4 valandos, bet gavome vietų upgrade'ą. Tai vietoj sulenktų kojų, susiglaudę, kaip dažniausiai būna, sėdėjome ištiestom, tai buvo labai komfortiška ir patogu. Atskridom į Stambulą, skrydis iš viso neprailgo mums Osvaldu, turėjom 2 valandas laukimo. Tai kadangi buvo naktis, atsigėrėm arbatos, na ir laukiam kito skrydžio, o kitas skrydis buvo jau Singapūras ir pačio skrydžio trukmė apie 12 valandų, tai čia žinokit vėl laimėjom loteriją, tai gavom vietų upgrade'ą, visiškai identiškas vietas kaip ir praeitam skrydyje, tai tas 12 valandų irgi galėjom truputį ištiesti kojas, patogiai miegoti. Tai labai pasisekė. Na ir atskridom 48 valandom į Singapūrą. Čia irgi tokia kaip trumpa stotelė, nes kadangi nesam buvę, tai norėjom bent jau kažkiek susipažinti su šituo miestu, kuris tikrai, kiek skaičiau ir domėjausi, yra įspūdingas. Ir pataikėm ant kinų naujųjų metų, tai visi švenčia, pasipuošęs visas miestas, tai užkandom, nes buvom labai iššalkę. Na ir lauksim nuotykių jau rytoj. Saldžių sapnų.